Laidą pristato Viši vandens parkas. Vasara ištisus metus. Deja, klaidingai manoma, kad Palanga gali mus džiuginti tik vasarą. Čia sveikatą stiprinti galima visais metų laikais. Ir ne tik sveikatą. Viešbučio Žilvinas naujai atsidaręs estetikos ir grožio centras rūpinasi ir grožiu. Viešbutyje Žilvinas Palangoje esame atidarę estetikos ir grožio centrą, kuris vadinasi Estetik Italija Baltija. Esame įsigiję iš italų kompanijos Estetik Italija Baltija 9 aparatus, skirtus odos atjauninimui, kūno linijų formavimui ir kitom programom. Esame vienas didžiausių aparatinės kosmetologijos centrų vakarų Lietuvoje ir kviečiame visus, kurie rūpinasi savo grožiu, atvykti pas mus, išbandyti įvairias terapijas, mikrodermabraziją, deguonies terapiją, taip pat elektroporaciją, lipokavitaciją, limfodrenažinį masažą ir daugelį kitų programų, kurios yra naujiena dar Lietuvoje, nėra labai populiarios, bet tikrai labai efektingos ir duoda iš karto matomus rezultatus. Pažintį su centru pradedame, domėdamėsi procedūromis veidui. Šiuo metu atliekama yra veido šveitimas skrundulo kristolais, mikrodermabrazija. Tai yra neinvazinė, ne cheminė, o būtent mechaninis veido odos šveitimas, siekiant nušveisti, pašalinti negyvas odos ląsteles ir tokiu būdu atjauninti veido odą. Po mikrodermabrazijos, kad greičiau atstatyti odą, mes rekomenduojame deguonies terapiją. Deguonies terapijos tikslas tai yra prisotinti audinius deguonimi, pagerėja kraujotaka ir taip pat naudojami serumai kartu su tuo aparatu. Tai jie veikia sinergetiškai, prisotina tuo pačiu audinius ir mums reikalingo serumo. Procedūra išties yra neskausminga ir labai maloni klientui. Procedūra skirta odai atjauninti, grąžina stangrumą, elastingumą, gyvybingumą. Prasidėjo jau pirmosios rudens dienos ir pasireiškė kaip tik jau peršalimo ligos. Kažkokios tai nenustatytos, galbūt ir virusinės daugiau kilmės, bet jas lydi ir kosulys, ir čiaudulys. Kadangi laikotarpis toksai, kad būna temperatūros ir ypatingai tuomet, kai žmogus serga, kada yra temperatūra, yra ir skausmai visame kūne. Neretai ateina ir skundžiasi, kad labai skauda sąnarius, skauda akis, skauda visą kūną. Ir tuomet reikalinga, kad būtų vaistas nuo skausmo namuose. Ir čia kaip tik norėčiau pakalbėti apie ibuprofeną, kuris yra nuo skausmo, kuris mažina temperatūrą. Ir ten, kur yra kažkokie tai nusiskundimai dėl kažkokių tai skausmų, jisai turi būti. Nes ir ypatingai turi būti jisai tada, kada žmogus karščiuoja. Ir neretai temperatūros sunorminti su kitais vaistais negalima, o ibuprofenas labai gerai padeda. Papildant apie šį preparatą, kad jisai naudojamas ne tik tai kažkokio tai skausmo ten karščiavimo metu ar ką nors, bet jis taip pat naudojamas, jeigu yra dantų skausmas, jeigu yra mėnesinės skausmingos, o taip pat ir kai kurių susirgimų atvejais, kuriuos lydi skausmas.
tai į kažkokių tai sąnarių susirgymų atskirai, jau nebūtinai karščiavimo metu, nebūtinai sergant ten respiratoriniais susirgymais, bet dar yra susirgymai, kurie lydimi skausmu. Bet idealiau jį naudoti tada, kada yra trumpalaikis skausmas. Jeigu yra stabilus, pastovus skausmas, reikia ir pakeisti kitų preparatų. Visus laidoje rodytus preparatus ar maisto papildus reikia vartoti pasitarus su gydytoju ar vaistininku ir įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį. Įmonė Burbuliukas yra dinamiškai besivystanti įmonė, dirbanti jau 18 metus. Šiuo metu gaminanti 6 modifikacijų vandens jonizatorius. Ir ta gamyba jinai prasidėjo po ilgų diskusijų su mokslininkais įvairiose šalise. Tada atsirado poreikis pagaminti prietaisą, galinti atskirti rūgštinį ir šarminį vandenį, kuris turi labai platų panaudojimą. Norint namuose turėti rūgštinį, šarminį ir sidabringą jonizuotą vandenį, tai reikia turėti vandens jonizatorių, kuriuo iš tikrųjų yra labai paprasta naudotis. Paimam jonizatorių, įdedam išimamą indelį, į abi pusės pripilam paprasto vandens iš krano, uždarome, nusistatome laiką ir įjungiame. Šis procesas jums užtruks tik tai 5 minutės. Prietaisas baigia darbą, taigi išjungiame, atidarome. Pirmiausia, iš išimamo indelio išpilame rūgštinį vandenį, į antrą stiklinę įpilame šarminį vandenį ir į trečią stiklinę įpilsime paprastą vandenį iš krano. Į visas 3 stiklinės įlašinsim paprastą pH indikatorių, taigi skirtumas akivaizdus. Kuo tirpalas yra geltonesnis, tuo jis yra rūgštesnis ir kuo jis yra mėlynesnis, tuo atitinkamai jis yra šarmingesnis. Žmogui reikalinga rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Taigi, šarminis vanduo jis ypatingas tuom, kad yra šarmingesnis, takesnis, lengviau įsisavinamas, turi daugiau deguonies. O priešingai rūgštinis vanduo pasižymi dezinfekuojančiomis savybėmis. Jis praverčia skalaujant burną, nosį, plaunant vaisius, dezinfekuojant paviršius. Mūsų gaminami prietaisai unikalūs yra tuom, kad jais yra galimybė pasigaminti ir trečią vandenį, tai yra sidabringą vandenį. Sidabringas vanduo pasižymi stipriamis baktericidinėmis savybėmis. Jis naikina bakterijas, virusus, tai ypač aktualu šiuo metu. Kviečiame gerti jonizuotą šarminį vandenį, o visą informaciją apie vandenį ir apie mūsų gaminamus prietaisus galite gauti mūsų parduotuvėse salonuose, kurie yra įsikūrę 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Burbuliuko veiklą stebiu jau gan senokai, gal manau kokį 10 metų, kiek jie turbūt ir yra. Iš tikrųjų, tai tikrai šią firmą galėčiau pasitikėti dėl to, kad jie skiria atitinkamus ir tyrimus, ir laiką, ir stengiasi investuoti į mūsų sveikatos palaikymą. Asmeniškai rekomenduoju. Mes lietuviai esame šiauriečiai, skandinaviško tipo žmonės. Dėl to mes kartais jau gimstam su sausa oda. Ir sausa oda pasireiškia ir vaikam, ir jauniems žmonėm, ir su amžiumi dar labiau sausėja. Sausa oda yra ženkliai pažeidžiama labiau virusų, bakterijų, grybelių. Jis yra kaip sutrūkusi žemė, turi mikroįplyšimus, kuriuose daug geriau įsilaiko minėti įvairių ligų sukėlėjai. Dėl to net ir sausą odą privalu nuprausti ir, aišku, idealu nepatingėti patepti riebesnių kremų. Emolium yra puikus produktas, jis turi labai daug įvairių formų. Nuo kremo, kurį reiktų tepti ant odos, kaip minėjau, sausos, iki, sakykime, netgi emulsijos pilamos į vonę. Kas tingi teptis, gali tiesiog įpilti rekomenduojamą kiekį į vonę ir praustis toje vonioje. Tada padengiama yra tokia apsauginė plėvelė ir nebereikia teptis kremų išlipus iš vonios. Jie turi puikų kremą barjerinį, kurį, pavyzdžiui, sakykime, netoleruojant vandens, reiktų patepti prieš plaunant rankas arba šiaip naudoti kaip rankų kremą. Jis suteikia tokią apsauginę plėvelę ir oda yra nepažeidžiama vandenio arba muilo, mažiau džiovinama yra. Reikia nepamiršti, kad yra įvairių
pakuočių. Čia priklauso nuo žmogaus poreikio. Yra nuo didžiausios iki mažiausios praktiškai. Artėja žiema, kai bus įjungtas centrinis šildymas. Mažiau judėsim lauke. Oda dar labiau kentės nuo išdžiūvimo. Reikia nepamiršti, kad emolium tinka tepti ir kūno, ir veido odai, kas yra universalu. Aišku, prabangesni kremai rekomenduojami veido odai priežiūrai, bet, sakykime, esant turint emolium body emulsion, tinka jisai praktiškai ir veidui, ir rankom, ir kojom, ir visam kūnui patepti. Emolium tinka vaikam nuo 2 mėnesių amžiaus. Būtent sausos atopinės odos priežiūra yra labai svarbu. Dar iki šiol kartais yra nuomonė, kad alergišką sausą odą negalima prausti, o reikia ten tik valyti įvairiais pieneliais ar lasjonais. Tai yra netiesa. Būtent, kad jinai daugiau pažeidžiama yra įvairių mikrobų, grybelių ir virusų, jin turi būti prausiama. Tik priemonės turi būti ypatingai švelnios ir gerai parinktos. Šiuo metu yra daug priemonių įvairių vaistinėse, muilo pavidale, skysto muilo pavidale. Ir net ir alergiškai odai yra sukurtos prausimosi priemonės. Be jų praktiškai negalima gyventi. Ir vėliau yra sutepama riebesnių arba mažiau riebių kremų. Čia pagal poreikį, kaip jis susigeria, kaip žmogus nori labiau tą odą drėkinti, riebinti. Jeigu, aišku, ten niešti labai sausa, aišku, tinka agresyvesnės priemonės, kurios turi daugiau šlapalo, turi daugiau aliejų augalinių. Jeigu yra tik, pasakykim, tokia truputį pasausėjus ir nėra jokių nežėmų, tinka elementarus lasjonas kūnui, kuris turi daugiau vandens ir mažiau riebalų. Daržovė artišokas ypač vertinama dėl jo sudėtyje esančių biologiškai aktyvių medžiagų. Džiaugiamės galėdami pristatyti jums naujieną Lietuvoje – artišokų kapsulės. Jas labai gerai žino šeimos gydytoja Gražina Katilienė. Apie artišoką aš jį labai mėgstu, labai dažnai rekomenduoju savo pacientam, ypatingai, kad yra suriebėjusios kepenys, ypatingai tiem, kur serga cukriniu diabetu antrų tipų, irgi labai gerai. Nes šitas augalas buvo žinomas jau nuo senų laikų, o pas mus dabar kaip ir naujai atrastas su savo savybėmis, nes jis ypatingas tuo, kad jisai turi daug labai aktyvių medžiagų. Čia iš jo išskirta yra ir vitaminas B1, ir vitaminas B3 riboflavinas, ir biotinas yra, be to yra inulinas, yra cinarinas, daug labai įvairiausių. Be šitų medžiagų yra pakankamas kiekis vitamino C, pakankamai folinės rūgšties, o jos mums neretai labai trūksta ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms trūksta. Yra fosforo, yra geležies, yra magnio. Ypatingai jis turi poveikį į medžiagų apykaitą, aktyvina ir labai tinka tiem, kurie nori numesti svorį. Veikia į virškinamąjį traktą, stimuliuoja žarnyną, todėl kas turi sutrikimus su vidurių užkietėjimais, turi gerą poveikį, o geriausias jo poveikis yra kepenims. Kadangi jisai stengiasi apvalyti organizmą nuo tų vadinamųjų šlakų, kaip mes mėgstam pasakyti. Malonu matyti, kad yra vaistinėse kapsulėse, nes taip tai jisai, galbūt mes jo priauginti Lietuvoje nesugebam, kadangi jam reikia šilto klimato viską. Ir užtat mes galim pasinaudoti išleistomis kapsulėmis. Viši vandens parko tema svetinga ir egzotiška paskutiniu rojumi žemėje vadinamų Polinezijos salų aplinka ir nuotaika. Parke yra įrengti 9 moderniausi atrakcionai Baltijos šalyse, vaikų žaidimo aikštelė, per parką driekiasi ir banguota jūra. Norintys atsipalaiduoti tai gali padaryti Viši vandens parko pirtyse, jų yra net 12. Specialūs poilsio kambarėliais ramiai pagulėti ir pailsėti gamtos garsų apsuptyje. Viši vandens parke taip pat įsikūręs masažo salonas East Island, kuris stebina savo masažų gausa. Jame dirba masažų specialistas iš Indijos. Viši vandens parkas tai viskas, ko reikia geram poilsiui ir sveikatai palaikyti. Šiuo metu vandens parke galite įsigyti darbo dienų abonementus, kurių kaina tik 149 litai.
ir jie galioja iki naujų metų. Kas liečia pirčių naudą žmogui, tai galbūt net galima pradėti nuo akmens amžiaus, kai žmogus dar šito pats nesuvokdamas, netyčia kažkur ant laužo degančio akmenų užpylęs vandens lašą, pajuto, tai buvo oloj kažkur aišku, pajuto, malonumą kūnui kažkokį. Taip, garas nuėjo, jisai vyras gulėdamas po medžioklės, pajautė kažkas tai tokio nepaprasto yra. Gali būti nuo to ir prasidėjo net pirties procesas pats. Šiais laikais žmonės jau pradeda suprasti, kas tai yra pirtis, kuo toliau, to daugiau ir šiai dienai atsiradus daugiau organizacijų, kai viena iš jų susikūrus ir pirties bičiulių draugija, kuri labai propaguoja tą dalyką, teisingos pirties, būtent lietuviškos teisingos pirties sampratą visą. Mūsų parke žmogus norėdamas pailsėti, pats aišku to norėdamas, gauna visas sąlygas tam. Naudojamas pas mus ir žolių antpilai procedūrom, ir medus, ir masažas, viską tą, kas tikra yra reikalinga kūnui. Kitas žmogus net nesuprasdamas ateina į pirtį, jo yra savokos kitokios, galbūt likę nuo kažkokių tai laikų, reiškia pasilinksminti, pakalbėti, paušti, bet po truputį jį mes irgi auklėjam taip, darom švietėjišką darbą, kai sakom kūną ne tik šveičiam, bet ir šviečiam žmogų. Todėl po tam tikro laiko jis pradeda visai kitaip suvokti. Kalbant apie procedūras pačias kūnui, tai pradėsim nuo kūno apsivalymo, tai yra šveitimai, pilingai, toliau vantos panaudojimas, šiai dienai populiaru. Parkas ir orientavosi, statydamas, kad tai nebūtų kažkokia viena pirtis, jinai gali būti ir populiariausia, kadangi žmonių poreikiai ir galimybės yra skirtingos, yra ir pagal sveikatas, pagal jų būseną, moteris, vyrai. Todėl daugmaž jų nėra kiekybė pas mus, kad ten daug, 20 pirčių ar 30, ne. Jos yra visų rūšių, reiškia, kiek šiai dienai Lietuvoje maždaug propaguojama, arba tokių yra jau kažkoks pasidarė standartas. Tai yra infraraudonieji spinduliukai, turkiškos, lietuviška pirtis, ta, rusiška, lenkiška, nežinau iš tos srities, kaip vadina, ir suomiška pirtelė, reiškia, kiekvienam žmogui pagal poreikį. Bet kuris žmogus nori, jis iš karto ateina, yra nėščios moteris ateina, jos paklausia, ar galima, kur man galima, kiek man galima. Žmogus bendraudamas sužino labai daug ir naudojasi tada pirtim. Tas pats ir sniego kambarys yra pas mus tas vadinamas. Ten šalčio, iš ryto būna -10, -12 kažkur tai. Tai irgi žmonės nežino, jie ateina, kaip sniegas, kaip čia prieš pirtį, po pirties. Kaip ir pirtį, kaip ir vandenį, kaip ir sniegė, jeigu neperlenkiama lazda, nieko blogo neatsitinka ir nežinančiam. Jeigu jis ten pabus 30 sekundžių iki minutės, jam gali ir prieš, ir po, ir bent kada. O jeigu tu grūdinėsi kažką darai, jau turi suprasti, kad prasišildai, pašaldai, pailsi, vėl pasišildai, temperatūra keli, ir taip toliau. Pirtis yra geriausias imuninės sistemos draugas. Žinoma, kada einame į pirtis, mes gauname detoksikacinį efektą. Ypač tai svarbu, kad būtų galimybė pasirinkti pagal savo norimą temperatūrą. Vieni žmonės nori labiau aukštesnės temperatūros, jie gali pasirinkti daug karštesnę ir aitresnę sauną. Žmonės, kurie nori mažesnės temperatūros, gali pasirinkti drėgmę. Ir tokie veiksniai ir toks pasirinkimas sąlygoja daug geresnį žmonių savijautą ir jų pagalbą sveikatai ir, aišku, detoksikuojant ir valant organizmą nuo šlakų, toksinų ir visų likusių dalykų. Ruduo šviežių vaisių ir daržovių metas. Apie sultis, jų naudą mūsų organizmo rubrikoje sveikata. Liaudės medicinos skyrelėje sužinosime, kaip palengvinti insultų persirgusių savijautą ir paspartinti ilgą ir sudėtingą gydymo procesą. O nuo stresų, kuriuos galime patirti keliaujant, jei neteisingai suprasime viešbučio kodą, padės apsisaugoti patarimų mugė. Ačiū, daktarė Nerija, už patarimus mūsų žiūrovams.
Aš manau, kad tų patarimų sveikatos niekada nėra per daug. Ir gal jūs galėtumėte šiandien pasibaigus laidai atsakyti mūsų žiūrovams paskambinusiems telefoną 8624 000 666. Aš manau, kad klausimų tikrai išgirsiu daug ir aš esu įsitikinus, kad nuoširdžiai atsakysim mūsų žiūrovams. Taip? Jeigu būsiu naudingas, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū labai. Laidą pristato Vichy vandens parkas. Vasara ištisus metus.